Sveiki visi, grįžtum į eterį. Šį kartą vaizdas iš priekabos. Atėjo laikas, kai viską jau į autobusą nesudedam. Įsigijom priekabą šitam mažam motocikliukui. Tai ką, pakuojamės, oras geras. Bandysim gazuot. Parodį, kiek prikrauta nesąmonių visokių. Prikrauta visokių nesąmonių, ko reik, ko nereik. Taip, tai ir atrodo sekmadienis. Skirtas laikas šeimai. Šeimos laikas čia yra. Va. Kiek nesąmonių prisivežam. Ne visą laiką tiek daug, bet kartais prisivežam. Turim dėlionę va tokią. Kas matyt, kas nematyt. Turim stendą važiuoti ant vieno rato. Turim kitą motocikliuką, kurį pritaikė šitam rėmui visam stendui. Ir kai yra norinčių, gal ir jūs norėsit, galim susitart ir pamokint važiuoti ant vieno rato. Nesudaužant savo technikos, o laužant mūsų motą, mūsų stendą. Bet, kaip sakoma, geriau, kad jūsų motai liktų saugus, o laužyt šitą. Turim kisieliaus, slapto kisieliaus, reklamos nerodam, ką naudojam. Šiandien atjungsim ventiliatorių, kol kas. Opa. Nu tai ką, turim va sutvertą stendą, kuriam šildom ir parodysim, kaip atrodo viskas iš šono. Panašu, viskas veikia, viskas paruošta, laužyt kaulus. Ką čia iš tiesų darom? O dabar pakėlė į jūsų maksimaliai? Pažiūrėk, kad filmuoja, nepaspaudžia netyčia. Testuojam kameras, laikiklius, kampus.
nustatymus. Ara. Šildom variklius, stabdžius. Bandysim. Oras geras, bandysim važiuot. Ara. Į kampą užverčiam. Beveik skreipas. Stopiką reikėtų kokį iššaut. Apšiliminį tokį. Apšiliminį čia tik tais paprastą tokį. Bandysim sukt 108. Opa, sukam. Easy money. Nu žiūrim, ką grūmas čia rodys dabar. Reikia šį kampo didesnio. Drifto. Į padangytas apšilt. Po žiemos čia žemių pilna, biškį sudėtinga, bet niek. Ką bandom? Bandom į ratą. Aba. Laikot poziciją kokią. Nu atsisėdus ratuką lengva. Aba. Atsisėdęs. Bandom despiną kokį šaut, mėgėjišką. Viskas dar tik mėgėjiškam procese vyksta. Aba! Dar vieną. Aba, jau piršas gražiai. Visą ranką gražiai sudirbta buvo. Dar vieną. Aba! Nedasukau. Laukia plius 10, bet jau wow. Su šarvais, su megztiniais jau per šilta. Grūmas durniuoja. Gal krato, žinokit, kad nieko gero. Kažkas ne to. Nedumukai matosi jau mėlyni lengvai. Padangytė šyla. Sėdus neėjau. Ventiliatorius įjungtas.
Turim sėdus. Oba. Na ką, biškį kairę. Su kojiniu stabdžiu prisimint, o grumukas kampą ima gerą. Prisimint, kaip su kojiniu stabdžiu dirbt reik. Opa! Vos įsitraukiau. Ką, su kojiniu. Lipam aukštyn. Be rankų. Super, easy money. Toliau. Unicycle. Lipam. Easy money viskas. Nu bandom išeit. Opa, išėjom. Super. Easy. Super. Filmuoja, kažin. Buvo garsas, gal filmuoja. Nu ką, perimu valdymo pultą dabar aš. Šiandien kažkaip nelabai sekasi man su šito aparatu važiuot. Važinėjom 3-6 minutės, bet progreso tai nesimato. Galvoju, kažką biškį parodysiu. Susirandam neutralą. Žodžiu, čia pas mane spidometro visą kalėdų eglutė. Bet nekreipkim dėmesio į tai. Čia aišku atrodo iš šono motocikliukas nerimtas 125. Bet blemba, ką su juo veiklos yra. Atrodytų tipo visai fainai, va dabar nuvažiavau pusę aikštelės, bet kas iš to aš greitėju. Čia realiai esmė mano šitos praktikos, tai vienam kampe vienodų greičių. Jo, tuoj būtume pradėjom durint. Biškį išsigandau. Tai mane iš karto pradeda mėtyti į visas puses. Nu, ta prasme, aišku, logiška, bet aš niekaip nesugebu išgauti tos pusiausvyros. Aišku, būtų greitis didesnis, būtų lengviau, bet aš nenoriu greitai važiuoti. Realiai per daug leidžiu aš kampą į apačią. Su šito aparatu arba tu pasikeli aфиgeną kampą ir tą kampą išlaikai visą laiką, arba tu nedasikeli ir pradedi greitėti ir tu nieko nepadarai. Tai mano tikslas yra jį išlaikyti aфиgenam kampe.
bet iš karto, va, užmeta į vieną pusę ir... O, mane traukia šitą pusę, vat aš noriu paendurint. Sakyčiau, gal čiut geriau nei kad sekėsi prieš tai, aišku, prieš tai nefilmavau, bet ir rankos užsipumpavo jau. Oi. Realiai nežinau, kiek per kamerą matosi to vinguriavimo mano po aikštelę, bet aš žiauriai pradedu laviruoti į visas pusės ir paprasčiausiai nebeišlaikau pusiausvyros ir numetu tą mocą. Nežinau, ką daryti kitaip. Va, realiai atrodė visai neblogai, bet, nu... Aš kaip girta po tą kelią, va šitai, va važinėju. Aišku, gal ir tas kampas nėra idealus dabar, bet... Čia tai iš viso netakėliau. Va šitai va važinėju. Vis mažiau dasitempiu ir tas kampas krenta, kol galiausiai reikia tiesiog jį nuleist ant žemės. Nu niekaip neišgaudau 30 gazavimą ir... procesas. Kartais geriau, kartais nelabai. Realiai, kai tenka paspausti galinį stabdį, tai toks net šiurpas nueina per kūną. Šitas daiktas tai pastoviai gyvybę gelbsti. Eina sau, kaip mėto. Nu šakės. Gal su gazu reikia truputį švelniau, gal tas gazas išprovokuoja mėtytis, aš nežinau. Nu bet vilė kaip laukioju po kelią, ta prasme. Va šitaip kaip girta. Man atrodo jau gana. Gazuoju kem 8 minutės. Su pertraukom aišku. Čia kažkokia nesąmonė. Jūs man geriau duokit patarimų, nežinau, komentaruose parašykit, kaip man pradėti išgaudyti tą pusiausvyrą. Čia tiesiog praktikos reikalas. Nu, nežinau, kaip išgaudyti tą pusiausvyrą.
gana. Šiam kartui gana. Ką? Ne.